Šią vasarą aš padariau dalyką, kurio niekada prieš tai nebuvau dariusi. Nusipirkau prabangę, gerai atrodančią, brangę baltą šilkinę palaidinę. Kodėl aš tai padariau? Nes taip man liepė Džordžas Breša. Kas tas Džordžas Breša ir kodėl aš jo ėmiau klausyti, klausimas vertas atskiro aptarimo. Iš tikrųjų, aš negaliu pakęsti žmonių, kurie mano, kad žino, kaip aš turėčiau gyventi. Ir juo labiau negaliu pakęsti žmonių, kurie mano, kad žino, kaip aš turėčiau atrodyti. Bet keičiantis sezonams, iš ties pavasarį keičiant vasarai, o ypač vasarą keičiant rudeniui, aš supratau, kad turiu tą pačią problemą, kurią ko gero turi daugelis moterų. Atsidarius spintą, regisi, kad drabužių jinai pilna, o apsirengti nėra ką. Ypač apsirengti nėra ką tada, kai norisi atrodyti gražiai, pritrenkiančiai, padaryti puikų įspūdį ir staiga supranti, kad iš to visko, ką tu turi, neišeina joks vientisas įvaizdis. Atrodo, kad dėl to kalta esu netgi ne aš pati ir juo labiau kaltos ne drabužių parduotuvės. Atrodė, kad problema visų pirma yra mąstyme, kad man reikia kažko, kas man padėtų suprasti, ką aš noriu pasakyti savo rūbais, kaip aš noriu atrodyti ir kaip man tą pasiekti, kaip pasiekti šitą geidžiamą įvaizdį. Ir čia į pagalbą atėjo amerikiečių stilisto Džordžo Brešos knyga, kurios vien pavadinimas regisi žadėjo, kad būtent toji knyga išspręs visas mano problemas. Knyga vadinasi Keisk drabužius, keisk gyvenimą. Iš tiesų, dažnas iš mūsų be abejo žinome lietuvių liaudies patarlę, kad sutinka pagal drabužį, o išlydi pagal protą. Dažniausiai mes norime būti protingi ir būti išlydimi kaip žmonės, kurie pasižymi išskirtiniu intelektu, sąmoju. Bet ar nebūna taip, kad mus turėtų ir sutikti taip, kaip esame to nusipelnę? Ką daryti? Iš tikrųjų, jeigu mes matome, kaip aš tai, kad pilna spinta drabužių apsirengti nėra kuo, ką daryti, jeigu tas vaizdas, kurį matote veidrodėje, jūsų netenkina? Kaip suprasti, ko nori atėjus į drabužių parduotuvę, netgi tada, kai jūs nusprendėte keisti stilių? Iš tiesų, Džordžas Breša yra tas žmogus, kuris galėtų jums padėti. Tai yra amerikiečių stilistas, kuris dirba su tokiomis žvaigždėmis kaip Donna Karan, Tonis Hilfigeris, Ralfas Laurenas, tačiau ne tik. Jis dirba su aktorėm, jis dirba su leidėjom, jis dirba su moterimis, kurios yra neabejingos savo stiliui, kurios yra neabejingos tam, kaip jos atrodo. Nesupraskite, kad jis dirba tik su žvaigždėmis ir tik Amerikoje. Iš tiesų, šios knygos pratarmėje Džordžas Brešas sako, man nėra didesnio malonumo, kaip padėti žmogui išsirinkti drabužius, kurie pakeis jo gyvenimą. Jeigu aš negaliu tuo metu būti šalia jūsų, jūs visada galite man parašyti. Siųskite man laiškus, nuotraukas, klauskite, tas rūbas ar tas. Iš tiesų, tai reiškia, kad Džordžas Breša yra kur kas arčiau jūsų, negu jums atrodo. Jūs galite turėti stilisto konsultaciją nuotoliniu būdu. Tačiau jūs galite turėti stilisto konsultaciją perskaitę šitą knygą. Kuo ši knyga iš tiesų skiriasi nuo panašaus tipo leidinių? Keisk drabužius, keisk gyvenimą yra knyga, kuri kalba apie rengimosi filosofiją. Tai yra knyga, kuri yra pajėgi būtent performuoti jūsų mąstymą taip, kad jūs visų pirma galėsite suprasti, ko jūs norite iš drabužio, ką jis turėtų jumise pabrėžti, ką jis turėtų jumise atskleisti, ką jis turėtų jumise nuslėpti. Tai yra daugybė įvaizdžių, kurie slypi mumise, bet kurių mes nesugebame parodyti. Keisk drabužius, keisk gyvenimą sako, kad iš ties gyvenimą formuoja mūsų dvasinė būsena, bet mūsų dvasinė būsena labai dažnai formuoja mūsų drabužiai. Todėl šitoj knygoj iš jos galima pasimokyti, kaip reikia galvoti einant į parduotuvę, kokius rūbus jūs turėtumėte rinktis, norėdami pabrėžti vienus savo figūros privalumus ir nuslėpti savo figūros trūkumus, nors beje Džordžas Breša nekalba apie trūkumus. Jis kalba apie tai, kad reikia
mylėti save tokius, kokie mes esam, be abejo. Tačiau pakeitę savo požiūrį į drabužius, mes iš tikrųjų galime pakeisti savo gyvenimą tokią linkmę, kokios norime. Kita vertus, tai nėra, anaiptol nėra lookbookas. Šioje knygoje nerasime drabužių derinių. Joje nebus pasakyta, kad dėvėkite baltą bliuzelę prie juodų kelnių. Ne. Šioje knygoje jūs rasite pagrindinius patarimus, pagrindinius rengimosi principus, pagrindinius įvaizdžio formavimo principus, rasite tą karkasą, ant kurio galėsite toliau kabinti savo asmeninį supratimą, savo asmeninius įvaizdžius, savo asmeninės nuotaikas ir visa tai sudarys nepakartojimą jūsų asmeninį įvaizdį. Kita vertus, iš praktinių patarimų, kurie man padarė labai didelį įspūdį ir per kuriuos aš nusipirkau šitą baltą palaidinę, tai yra Džordžo Brešo sudarytas 22 privalomų drabužių sąrašas. Tai yra 22 drabužiai, kuriuos kiekviena moteris privalo turėti savo spintoje, taip išspręsdama problemą, ką apsirengti visais gyvenimo atvejais ir atrodyti gerai. Dar viena taisyklė. Čia jau aš truputėlį atskleidžiu knygos vidų. Jeigu jūs ją skaitysite, tai pamatysite, kad ten jų yra ir daugiau. Bet taisyklė, kuri man padarė pribloškiantį įspūdį. Visi jūsų drabužiai turi būti verti 10 balų. 10 balų drabužis yra tas, su kuriuo jūs jaučiatės pribloškiamai. Tai nereiškia, kad tai turi būti vakarinė suknelė ar dizainerio kurtas drabužis. Tai reiškia, kad tai yra tas drabužis, su kuriuo jūs jaučiatės nuostabiai. Jeigu staiga pas jūs ateitų filmavimo grupė ir pasakytų, kad jūs filmuoja stiliaus žurnalui, jūs iškart suprastumėt, ką apsirengti. Jūs apsirengtumėt tą drabužį, su kuriuo jūs jaučiatės pribloškiamai. Tai tokie turėtų būti visi jūsų drabužiai. Ir dabar, kai aš einu į parduotuvę ir ranka tiesiasi prie pakabos, aš kiekvieną kartą paklausiu, šitas drabužis 10 balų sistemoje, kiek aš jį vertinčiau? Ir vertinimas labai dažnai man sutaupo ir laiko, ir kančių, ir neabejotinai pinigų. Dar kartą ačiū Džordžui Brešui. Keis drabužius, keis gyvenimą. Ateina ruduo.